slaptą realybę, tai tu turėsi labai daug sumokėti. Ir tas mokestis yra didesnis, negu mes jį įsivaizduojam. Net sapnuose įsivaizduojam, jis yra didesnis. Jeigu mes galvojam, kad mokestis yra didelis, daug praktikuoti reikia, bet aš ten pateksiu. Ne, jis yra tikrai daug didesnis, negu mes įsivaizduojam. Tai rodo viena istorija su Narada Muniu ir Dhruva Maharadžu. Tai Dhruva Maharadžas pasiekė labai greit tobulumą. Ten kelių metų būdamas. Vaikas būdamas pasiekė tobulumą. Gavo Višnu daršaną. Atsimenu Dhruva Maharadžas. Dhruva Maharadžas įsižeidė, kad karalius Utanapada turėjo dvi moteris, dvi žmonas. Ir viena žmona buvo jo favorite, kaip sakyt. Tai jau anglų kalba man lenda. Mylimoji, tokia mėgiamoji, mėgstamiausia. Ir jinai sėdėdavo prie karalius. Ir atėjo Dhruva Maharadžas, jis buvo ne tos mylimosios žmonos sūnus. Jis norėjo užlipti tėvui ant kelių, kaip vaikai mėgsta, ant kelių užlipti. Kad pabūtų saugesni. Jie lipa ant kelių tam, kad saugus gaut. Kad jo pirmą čakrą susiliestų su tėčio pirmą čakrą, jeigu taip trumpai. Ir, kaip sakyt, čakros susiliečia, jis pasikrauna, kaip mes pakrovėje, įkišam, pasikraunam. Ir tai visi centrai pasikrauna pas vaiką ir jis tada pukšt ir atšoka. Po to vėl pukšt ir vėl, kaip pakrovėja. Ten apie meilę nėra kalbos, tai aišku, tėvai mano, kad jie dabar jos vaikas myli, bet ten yra tiesiog pasikrovimas. Techninis dalykas, bijo mašinai ten. Tai irgi Dhruva Maharadžas norėjo taip ant tėčio. Ir ta mama, įsivaizduokit, vediniais laikais, kaip sunku suvokti, jis sako, ne. Ir karalius jau tais laikais buvo skystų kiaušinių vyrai, kaip sakyt, ir jisai negalėjo tai moteriai paprieštarauti, kad klausyk, tai yra mano kitos žmonos vaikas, bet tai yra mano vaikas. Ir jisai tam, kad įtiktų tai žmonai, čia pamoka vyram, kad nebėgiot paskui. Turėti savo, kaip sakyt, žodį, kai jau tikrai reikia. Nebijot moteriai pasakyti. Ir moteris taip pat turėtų tai padaryti, nepataikaut, kai reikia irgi pasakyti. Tai jisai, ten, kaip sakyti, ir neleido tam vaikui išlipti. Tai susiduoja, vaikui pažeminimas yra ir kšatrijai vaikui. Kšatrijai vaikai nešlovė yra baisiau, nes tai yra pažeminimas, negu mirtis. Ir jisai nubėgo pas mamą, tai mamai dar buvo skaudžiau, nes tai irgi yra žmona, jinai išgirdo, kad jos vyras neleido jos vaikui išlipti, tai yra irgi pažeminimas. Ir jinai sako, ta tavo kita mama, jinai yra mėgiamesnė. Ir sako, jeigu tu nori, jisai sako, aš noriu turėti didesnius turtus, didesnę galią negu mano tėvas. Aš noriu jį pralenkti, nes jis mane pažemino, man nieko iš jo nereikia. Ir jinai sako tada, tik pas Višnų tokie turtai ir tik miškas, Višnų miške rasi ir turtus gausi tik iš jo. Dhruva Maharadžas išeina, mes žinom tą istoriją, taip, atlieka begalinės askezės, po kurio laiko nustoja valgyti, nustoja gert, vaikas. Ir Narada Munis pamato tokį sielą ir duoda mantras, duoda procesą, mistinę jogą ir jisai gauna Višnų daršaną. Bet kai jis gauna Višnų daršaną ir Višnų pasiūlo jam turtus, jisai sako, aš prašiau stiklo šukių, nes tavo forma yra saldesnė negu bet kokie turtai. Ir tada Višnų sako, bet tu prašei ir tu turėsi priimti. Čia ir mums pamoka. Tai, kas yra paprašyta, žinokit, jau ateis. Galime mes dabar gėdintis, dėl ko priprašė, bet tai ateis. Jei ne šitai kitam gyvenime, bet tai ateis. Ir tada tau bus gėda už tos troškimus. Bet tai yra evoliucija. Mes, galim biškai pasigėdinti, bet mes turim priimti save. Buvo toks lygis, to prašiau. Ir kai jis pasiekė tą tobulumą, jis buvo pasididžiavęs. Truputėlį, arogant. Jisai žinojo, kad jogai medituoja tūkstančiais metų ir Višnų daršanų negauna. Jis gavo. Nes jis pirmą pamatė viduj, po to viduj dingo, jis atsimerkė ir žiūri tikrą formą. Tai skaito aukščiausio lygio jau pasiekimas, kai tu ne tik širdį matai, bet fiziškai, vadinasi, sakša daršan. Fiziškai pamatai. Tai guru sakė, jau po tokio pamatymo baktas ilgai negyvena dažniausiai, nes prema gauna.
Dėl to Krišna net ir mokytojams nepasirodo. Jie tiesiog išprotėja ir pradeda kūnų nebesirūpinti, premą gauna ir jie palieka tą kūną, jie pamiršta kūną. Sunku suvokti, bet taip yra. Yra biografijose tokių vaišnavų aprašyta. Jeigu jais nieks nepasirūpindavo, kūnas pradėdavo dulėti. Ir jie tiesiog nepajausdavo, kaip tą kūną nuvilkdavo. Dhruva Maharaj ir Narada Munis, kadangi aukšto lygio guru, jisai perskaitė mintis, kad jo mokinys didžiuotis pradėjo. Aš mažas vaikas, kšatrijas, pasiekiau ten per kažkiek tai mėnesių. Ir jisai sako, Dhruva Maharajai, Dhruva, sako, tiek aš tau kai ką parodysiu. Ir jis privedė prie tos baisaus kalno kaukolių ir kaulų. Dhruva Maharajas sako, tai kas čia yra, kodėl aš dabar turiu žiūrėti į šitą kaukolyną, žinai. Ir Narada Munis sako, aš surinkau iš tavo visų inkarnacijų, surinkau tavo kūnus ir čia yra va tiek, kiek tu kūnų pakeitėjai, kol tu šitą pasiekei. Ten buvo 100 000 kaukolių ir kaulų. Taip kad sako, nesididžiuok, kad tu čia ne per vieną gyvenimą. Tu sako, pasiekiai, va čia yra visi tavo kūnai. Va tiek tu keitėjai, kad tu gautum Višnu daršną. Žinote, yra impersonalistų toksai Ramana Maharišis. Žinote, ne? Ir reiškia, kaip jis buvo pastebėtas. Jisai tiesiog nuo jaunystės jam pradėjo eiti impulsas baisinis medituoti. Jį rado kur? Urve, sėdinti ir ant jo laipiojo skorpionai. Jis dar tuo metu nebuvo joks Maharišis, neturėjo nieko, jis tiesiog va. Ir viens tokio pat lygio pastebėjo, sako, va šitą, sako, išveskit iš taurų. Tai ir po to, kai kiti va dabartiniai mokytojai impersonalistų rašo, atsako, taip atrodo paskutinės fazės sadakos praktikuotojo, kuris po daug gyvenimų į paskutinį gyvenimą išeina ir jam ten metai 2-5 ir jisai transcendencija, sakykim, jisai tą brahmaną, jis sako, mes dievas, pilni impersonalistai. Bet savo taip pat atrodo, jam tai reikėjo dabaigti, liko va tiek. Ir jisai, ir visas pasaulis jis žino, jis tikrai, ne man aiškint, ką jis pasiekė, bet faktas, kad labai aukštai pasiekė, žinai. Tai taip ir mūsų tie ėjimas pas Radharani, išėjimas iš to kūno koncepcijos, jisai nevyksta taip per vieną dieną ir nevyksta per vieną gyvenimą.